mes pykstamės intensyviai labai. Nes jinai man neleidžia subiko atsisėsti ir suvalgyti. Nu, aš jau pamiršęs tokio dydžio subikai, pažiūrėk. Tai čia Jėzau. Kaip liepa dydžio subikas. Tu namas. Ruosa šezlongą va. Prakritęs sėdi savo. Ne, nu nerealiai. Net nereikia tą Bankoką, aš sakyčiau. Žaizdžia kaip viešbutį kokiam. Nu. Čia mūsų vietelė. Kaip auto, kaip viešbutį čia jauties, pažiūrėk. Kiek vietos? Kaip vietos? Labai neblogai atrodo. Žaizdžia. Telikai. Bend forward and downwards as low as possible. If you have a shoulder strap, sit up straight with your... Švaros broliai, čia vyksta švaros broliai. Kažkoks rūdas. Rūdas, purškalas kažkoks. Nu ką, kylam? Pirmą kartą skrendu su tokiu 3 paloskiu lėktuvu. Crazy. Viskas čia parašyta, skaičių, milijonas. Jau pats kaip lakūnas gali jaustus. Jau be batų. 700 kamažų. Net batai nulukė. Atnešė maistelį. Maistelis. Čia yra chicken. Atrodo neblogai visai chicken rice. Kažkokie makaronai. Šokoladukas, sviestukas, banzelė, liugareidžius ir aišku Sauvignon Blanc vynelis. Čia yra kaldūnai, ne, čia makaronai yra, makaronai. Nevalgysi? Ne. Aš valgysiu. Aš suvalgysiu, ne problema. Skanus. Nu ką, sveiki. Dabar yra maždaug 6 valandos vakaro Vilniuje. Bet belegai miega noris, vis miega, nes už lango tamsiai jau yra. Bet šiaip normaliai viskas. Vieną filmą žiūrėjau, viskas. 6 valandos atrodo kaip naktis. Maždaug ir Sakartvelo kažkur. Bet normaliai, nepabodo dar. Eisiu ką nors pažaist, su to teliku čia yra ką veikti. Jaučiuosi kaip vaikas su planšetė. Nu tai sveiki, tai esam atvažiavę į Tailandą. Šiuo metu čia yra 8 valandos ryto, o Lietuvos laiku tai yra 3 valanda nakties. Vaikštau, kad neužmigčiau ir laukiam, kol galėsim įsičekininti. Vaikštom. Tiesiog vaikštom po Lampinį parką. Žodžiu. Reik biškį atsigavimo ir tada sugrįšiu. Nu tai labas. Tai kur aš čia esu dabar? Aš dabar Bankoke, Tailande, sako. Šiandien diena yra crazy. Nes į mūsų jau senai užbukintą Airbnb mes nepatekom. Nes pasirodo jis buvo užbukintas keletą kartų. Nu būna. Bet visas šitas karštis ir chaosas baisiai treinina ir plius kai esi parą laiko nemiegojęs, dar sunkiau yra. Bet nieko, susiradom viešbutį, įsikūrėm, dabar va taip va. Vaizdelis toks, ten yra baseinas, visur aplinkui yra nereali panorama, bet vis dar jaučiuos baisiai daužtas. Nieko, kritom pamiegot, keletą valandų pamiegojom pietų miegą, o dabar eisim biškį pasimaudyt, pačilint. Tai manau dar biškį paplūduriuosim kokį pusvalanduką ir eisim nusipraust ir tada lysim atgal į laukinį Bankoką. Lekam į naktinį Bankoką. 7:11. Legendinė parduotuvė.
Labas. Coffee and condoms. Kažkokiame šį įdomiam rajonėlį, man atrodo. Va, kebidžiuose ant kondoms. Kaip gyva. Ir čia taip ant kiekvieno kampo. Wow. Bele kiek judesio, bele kiek. Žodžiu, Liepa prisėdo, aš einu ieškoti maisto. Grįžom į tą patį food courtą, nes tiesiog bele kiek visur to maisto ir sunku rinkti, sunku surasti. Vakar tik priėjau. Visokie vabaliukai, kalmarai dar gyvi. Čia atrodo labiausiai local, tai čia ir nusprendžiau pasimti. Bandysiu tiesiog pasimti paprasčiausią patają su šrimpu. Viskas užsisakiau. Dabar galvoju, einu biškį pasižiūrėsiu, ką dar gero čia galima pamatyti. O čia šitas smirdalas vaisius yra. Čia nesmirda. Jaučiu atidaręs smirda. Čia yra praeinti vaisiai. Hello. Tada mane labai noriu, aš tiesiog imt, kas jau yra išpraeinta ir padėta tiesiog. Mangos tik yra eisu. Irgi gerai atrodo labai. Tiek visų putų bananas. Nu ne, bet baisiai atrodo, bet bijau ragauti. Nežinau, visko čia yra, ką tik nori. O, pasėmiau patąją, toks mažulis šiaip visai. Nu bet tai ką, žinau, 2 PM kainavo gal. Tai va, pasėmiau patąją, užsipečiau visokį tą svogūną ar kažko. Normaliai atrodo. Liepai pavas tik ir aisu. Žiūrėsim. Nu gerai, ragauju patąjos. Nu ką žinau, nu neblogas. Toks įdomus skonis. Nu skonio daug yra. Šiaip skanu. Tai tik ryžius valgai. O, kaip skonis? Nu labai salda. Ne, nu šiaip skanu, tikrai skanu. Nu man tai labai skanu, pavyzdžiui. Nežinau kaip tam, man tai labai skanu. Salda. Man Rafaelo kažkur primena. Nu reikia sultyčių gal pasimti. Gal pasiimti? Savadika. Aš ką čia pasakiau, nežinau. Nežinau, pasakiau savadika, nors net nežinau, kad tas reiškia. Na, ragauju. Kokia skanu. Belia kaip. Sakai, čia cukraus dar deda. Bet tegul deda, man tai negaila. Viskas, užvalgėm, suvalgėm patąją, suvalgėm mangos tik ir aisą. Šiaip labai pigiai kainavo viskas, bet bendrai iki 5 eurų. Dar pasiėmėm sulčių po to pasiflorinių už eurą 30 kokį maždaug irgi. Tai geras pavalgymas, sakyčiau, geras pavalgymas. Bet kadangi mes jau daugiau nei pora nemiegoję normaliai, tai nusprendėm varyti namo, pailsėti. Susiras tiksliau, ką rytoj veikti ir tada šoksim į rytojų. Nu tai ką, labas. Antra diena Bankokė. Šiandien veiksim labiausiai turistinės veiklas, ką galima veikti. Varysim visokias šventyklas, Wat Arhan, Wat Phra. Nuo vakarykščių mangos sticky rice ir patājų neapsinuodėjom dar, jau yra pažanga. Šiandien jau geriu gėrimo su ledukais, bet iš aparato, todėl manau, kad viskas su juo normaliai bus. Ir ką? Ir važiuojam. Galvom, kad galėsim važiuoti su BTS Skytrainu, bet važiuosim su metro. Geras dalykas tas, kad metro galima atsiskaityti su kortelę. Dabar reikia suprasti, kur. Kai jokingai atrodo, kad jie tiesiog visur turi kažkokius kiniškus brandus ir tiesiog bet visiškas rip-offas iPhone'as. Absoliučiai taip pat atrodo praktiškai dizainas, kaip kokia 16 iPhone'o. Ir su visko čia tas pats, su mašinom, su visa technika. Belia kaip jokingai atrodo. Tai va, visur parašyta, kad gali tiesiog pridėti kortelę ir praeit, bet pridėjom kortelę ir nepraleidžia. Kažkas neveikia, tai va, tokios eilės.
Bet šiaip labai greitas eilės juda. Tu gauni tokius va tokenus. Va, gavom tokį juodą pinigą. Vieną. Už važiavimą tiesiog sumokėjom iš jūsų apie 7 batų. Tai yra apie 2 eurai, 2 žmonėm iki kito galo miesto realiai. Nu, 15 minučių pavažiavom. Šiaip labai tvarkingas metro atrodo. Va, kai išeini, tai eini prie vartelių ir tą juodą pinigą ir išeini. Tai puikiausia. Va, jau turistiniai autobusai stovi viską. Jau stogai gražus. Kokie yra. Šiaip kiek prisigūglinu, visai yra nemažai mašinų kultūra čia. Tai visai įdomu bus gal pabandyti šiandien vakare, kadangi penktadienis, nuvaryti tokią aikštelę, kur galimai renkasi visokios kietos mašinos. Visai būtų įdomu nuvaryti, pasižiūrėti. Galbūt pavyks. Nu, patekom į vidų. Vis dėlto įleido. Liepa užsidė maikę. O mane įleido, kaip aš buvau. Tai. Šiaip kai nėra saulės visai gerai, nes nėra žiauriai karšta. Ir tram laipsnių, bet normaliai. Jam šiaip gerai atrodo tikrai. Šitų pilna mėlų, auksinių būdų. Reikėjo batus nusimauti. Tai mes dabar esam Watfo šventyklai. Kuo jinai ypatinga? Tai ypatinga tuo, kad ši šventykla yra laikoma tai masažų vieta. Karoči. Neblogai atrodo. Obama. Va, Makronas 1, Makronas 2. Labai jau čia Makronai patinka tam Tailande. Čia jau labiausiai preks šitą vietą, nes čia didelė gulinti būda yra. Bet šiaip viskas belė kaip gražu. Viską noris tiesiog fotkinti ir filmuoti. Visur irgi sako, kad saugotis šienvagių apsikrovus visais galais nėra labai patogu. Wow, normaliai. Bet matai, čia viskas, šiaip bet žmonės, miestai visi nuogom planuoja. Jie tada kojinių. Aš jau visai šlypšna. Žiauriai mes. Gribeliuotų kojų, bet... Gribeliuotų kojų, matai? Žiauriai. Šešliekštoką gal. Bet kad pamatyt tokį, tai dydžio būdą verta visai. Matot galvą? Ai, čia gal laukia žmonės eiliai, kad galėtų nusifotkinti prie būdos galvos. Kokia eilė laukia, tu savo. O, čia va yra antra eilė, kuri laukia prie antro nusifotkinimo spoto. Visas apsikrovęs. Ne, aš tikrai Liepa, kaip pasakė, visai nesti. Kai čia vaikščiat, kur visi vaikšto plikom kojom, biški šlikštoką. Minimaliai. Nu, va, matas. Sėla. Čia galima įsismulkinti pinigus, duoda tokį maišelį, įmeti auką ir tada į kiekvieną bliudelį turi mest ir sakyti linkėjimą kažkam, kam nori. Čia tų bliudelių šiaip labai daug. Nežinau tikslaus skaičiaus, bet žinau, kad labai daug. Gal žmonės eina ir meta. Ir galvoja, kam linkėti kažką gero. Tai visai įspūdinga tikrai. Kietai atrodo. Nu, tikėkimės, joks grybas per kojines neprikibo. Šiaip įspūdinga labai, man tai patiko, ta didelė būda. Aš prisimenu, kad aš čia buvau. Nu, tai buvai antrą kartą. Šiaip labai kietai atrodo, man patiko. Įėjimas iš šitą visą palikimą 10 eurų kainuoja. Plaka. Plaka gongas. Lema, šitą irgi paplakčiau. Galima normaliai stovėti? Stovėti negalima netgi. Negalima stovėti miškų. Ir tupėti ant tulpą negalima irgi. Taip, tu. Kokia triuba? Kokia triuba, klausyk. Nu, gatvėje kvapelis tai kaip sakartvelietiško sūrio. Viskis marvės yra.
Dabar einam tiesiog iš toli pamatyti Arun templą kitą, kurį galima pamatyti per upę. Kietai atrodo. Va, eini tokia gatvelė. Ir va tokia panorama kitoj pusė. Tau, Belė, kaip atrodo. Gerai atrodo, ne? Va, atsisėdama tokia labai faina jaukia, atrodo vos ne kaip vietinio kavinukę. Geriam žalio fantą, kurios skonio kaip tarpūnas. Aš užsisakiau striubą kažkokią paprastą. A, jinai pataijo. Šitas skaniai atrodo, ai čia turi? Jo, pudingas. Ai, nenoriu pudingas. Bet labai šiaip fainai. Šiandien ant lido buvo tokia labai purvo daug, bet davė šiaudelį tiesiog ir viskas. Va, mano sriubytė atnešė. Šiaip labai gerai atrodo. Skaniai kvepia. Manau, kad bus labai skanu. Atnešiu tą baigį. Mano gerai atrodo. Porcijos šiaip pačias tokias mažytas, bet šiaip visai gerai manau, kad tokios nedidelės ir normaliai pavalgai, bet nepersivalgai. Ir tada tam karštui nėra tai bloga. Tokia labai paprasta sriubytė, bet labai skani. Kukuliuką ragauju dabar. Nu, nemeluosiu. Konsistencijos kitokios biškį tikėjausi. Toksai kietas, bet kaip prakandi, toksai kaip gumos kamuolys toksai. Skonis šiaip geras. Konsistencija įdomi. Bet skonis geras. Tai mano sriubukas kainavo €5, o tavo krevetės kainavo kokius 2,8. Labai skani sriuba šiaip. Nežinau, ar jau minėjau ar ne. Įdomu pasirodė, kad jų visų beveik mašinų langai yra užtamsinti. Ir taip labai stipriai. Visų tipo. Ir priekiniai, ir galiniai, absoliučiai visi langai. Ir taip užtamsinti, kad net nelabai gali matyti vidų. Tai tokį prideda biškį kriminalinio jausmo. O tiesiog nulindom į kažkokį Flower marketą. Ir pavyzdžiui, šitam markete daug daugiau tokio vietinio experience. Visi atrodo daugiau vietiniai, o ne turistai. Žymiai greičiau atrodo. Šiaip tikrai nebrangios gėlės irgi. Nematau kainų. Mačiau prieš tai buvo tam €1. Ir šiandien čia visą puokštę 100 kem, tai 3 €. Ne, 4 €. Nu perėjau tai mažokai yra. Reikia per tokias gatves bėgti tiesiog. Nu jo. Iš kokių 5 gatvių sueina į tą vieną gatvę. Koks šitas paukštis taip daro, man įdomu. Kaip vis atrodo. Niekad nematau, bet žiauriai įdomus garsas. 2 litrai dizelis. Atėjom iki Songwat gatvės, kuri tipo pasižymė tokiais visokiam kietom pardėm. Yra le gatvės toks menas visai kietas. Na, nežinau, man tokia iš tikrųjų atrodo biškį sueuropinta gatvė. Liepa išgėrė mačos už 7 € beveik, tai nežinau. Nedidžiausias fanas. Dabar greičiausiai eisim kažkur link Chinatowno. Va, tiesiog belekai populiarios. Va tokios visokios mini kavinukės. Ir tiesiog IG išprominta. Ir mes čia irgi einam, tas pasirodo. Jūs pažiūrėkit į šitą laidų stulpą. Stulpas laidų karalius. Košmar. Aš nesuprantu, jeigu čia kažkas sugenda, tai čia... Kaip rast tą laidą, kurio reikia? Be šansų. Nu ką, sveiki atvykę į Chinatowną. Ja, šiaip atrodo tikrai visai sik. Wow! Nu, šiaip įdomu tą durieną būtų paragauti. Kaukyčių visokių veidų 7-11. Pilna, viską. Lauktuvių, va tokio dydžio. Tokio dydžio. Štieva, beria kaip skanus. 1000 C vitaminų yra. Ir kainuoja 15 bahtų. Čia yra. Grubiai 3 centų. Baisiai geri. Ir tiek visokių pasirinkimų, kad tiesiog neįmanoma išsirinkti. Dar neįmanoma išsirinkti, nes suprasti nieko negu tai irgi. Tokį va gal paragausiu.
Nu va. Neblogas. This one, 5 pieces. And this one. Oh, sorry. No? Okay, so this 9. Blema, kaip gerai atrodo. Blema, šiaip žiauriai skaniai atrodo. Tai aš įsivaizduoju. O, mechanikų rajone tiesiog. Jeigu neklystu, pavarų dėžė guli. Tokia nemaža dar. Pavarų dėžė, man atrodo. Ėjom ir žiūriu, stovi. Tiesiog vidury gatvės ant žiedo. Optimus Prime'as. Sugalvok tu man. Bandau suvest kodėl, bet dar nesuprantu. Gali būt, kad gal čia yra Chinatownas, kinų rajonas. Ir dėl to, kad kinai sukūrė Optimus Prime'ą, dėl to stovi čia Optimus Prime. Mano toks spėjimas yra. A ne? Blema, kaip sik atrodo. Visas pastatas vien tik tai sporto klubas. 4 aukštai nuo 1 iki 4 ir visur pilna žmonių ir visi sportuoja. Sporthaus. Tai va, jau kaip ir tamsu. Grįžom, nusiprausėm. Tu žiūrėk. Ir sutemo jau. Nu jau ir sutemo. Laukia jau tamsu. O tai kaip man šnekėt? Laukia jau sutemo. Laukia jau sutemo. Žodžiu. Nusiprausėm, dabar einam į masažą. Man šiaip labai skauda nugaros šoną vieną ir aš biškį bijau, kad gali būti dar blogiau po masažo. Bet pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Gal bus geriau. Gal bus blogiau. Pasakysiu, kaip bus po to. Nu nuostabiai buvo. Nu nuostabiai, man tai buvo nuostabiai, aš nežinau, aš rytoj grįžtu vėl čia. 10 eurų masažas, valandą, ten skersai išilgai, ranką ten taip suimk, Bostoną krabą darė ir taip. Aš žvengiu, pasižiūriu į tave. Pasako, lock my arm. Ir tu toksai, Aš nesuprantu, ką man daryti. Ir atsisuku, tavo žali triusikai tiesiog, tas tų kelnių net nebėra. Viskas. Šalia moteris Seilė. dusta, knarkia, dėjuoja ir po to riaugia. Vapšė sik, aš nesuprantu. Living the dream. Šiandien vėl imam mango sticky rice, nes belia kaip gerai buvo. Bet duoda jau padarytą patają. Bet negali dar užsidėti priedą kokiu nori. O kaip įdomiai aš užsisakiau dar su kiaušu. Kad būtų suvinėtas į kiaušą. Huopi, Thailand ที่กับผัดไทยหัวปีแบบไทยเป็นคู่เลยนะ Thailand นะ Tiek. เอามาลอง Ok, ok. Thailand เลยนะ Thailand เลย Voila. Wow. Thank you. Kapunka. Nu šiaip labai skanu. Tas kiaušas gal ir ne prie ko, bet šiaip labai skanu. Nu ką, 4 minutės po 12 ir bandysim varyti į tą spotą, kur turėtų vykti karmytai. Labai tikiuosi, kad bus kažkas. Biškiau gal vėlu, bet tikėkimės, kad bus. Gan toli, pusvalandį reikia važiuoti. Tau reikia į kirpyklą. Ne, man reikia pamatyti kietų mašių. Nu tai ką, atvažiavom? Va, stovi GTR-ai, penkti. Visur ten dar pilnai aikštelė. Šičia va, su žiauriai sik atrodo. Nežinau, šiaip žiauriai sik, čia tokių mašinų yra crazy. Nu bet šitas toks labai oldschoolinis. Man labiau patinka, kur čia va, turi galimybę žiauriai išpimpinti tam. Ką? Čia va varaiksis, bet labai gražus. Išsiek čia visokių mašinų, net tokių, kokių nelabai esu matęs. Va. Bet civikai kūpai su neon lightais, papa, čia irgi žiauriai siek. Štai irgi su neon lightais, bet čia net neaišku, man. Čia irgi civikas yra, bet įdomesnis. Ką? Žiūrėk, legit visko gali rasti. Bet kiek civikas?
nebūtinai brangiausia. Nu, bet gali būti, kad net ir brangiausia. Nu, čia stovėjo Lambo, tai jisai būtų buvęs brangesnis, bet... Belė kaip sik šitas. Ja, čia kas yra keliauja. Crazy. Nesveik. Insane, čia visi tokiais gengai stovi. Čia va, Taiperų gengas. Ten va, 2 Celikos stovi. Ten naujasnių įvykų irgi gengas sėdi. Nu, bet šitas tai čia vis tiek, nu čia yra frontline'as. Čia visi kiečiausiai atrodo. 2 GTR, ten 3 GTR, ten M5 competition stovi. Čia... Ne, čia irgi Civikas yra. O, žiauriai negražus. Stora bandelė kažkokia. Nice. Greitis parašyta Cam. Važiavam apie 102.